Labas vakaras, Lietuva. Kaip jūs laikotės? Mes tai neblogai čia su Karolina Liukaitytė susėdė, sakom, pakalbėsim, palinguosim artimiausias porą valandų, daug įdomių dalykų papasakosim, gal net ir pašoksime. Labas, Karolina. Labas vakaras, Mantai. Taip, sveikiname su Mantu Bružu ir su visa Labas vakaras Lietuva komanda. Šiandienis lapkričio 6. Dabar prie kitų temų keliausime. Ar žinojote, kad pulas ir biliardas yra ne tas pats, nors šie žaidimai ir panašus, bet skiriasi jų taisyklės, kamuoliukų skaičius ir netgi stalo dydis. Bet abu žaidimai yra tikrai labai elegantiški ir juos vadina netgi džentelmenų sportu. Taigi šiandien jaunųjų talentų rubrikoje, kurią tikrai visi labai mylite ir žiūrite, kolegė Eglė Žilinskaitė paruošė vieno ypač perspektyvaus Lietuvos pulo žaidėjo istoriją. Taip, nors Ąžuolui tik 13, jaunasis talentas jau rodo išskirtinius rezultatus ir šiemet laimėjo 3. vietą Europoje, o kitąmet tikisi sužibėti ir pasaulyje. Pasižiūrėkime ir susipažinkime. Šį kartą istorija apie 13-metį, kuris pulo pasaulyje jau skina medalius. O šiemet Lietuvai Europos čempionate padovanojo bronzą. Susipažinkit, Ąžuolas. Susikau. Gali dėti iš prieimo vieną partiją. Ąžuolas yra labai geras pavyzdys, kaip galima tobulai gerai pradėti. Jo tėtis žaidžia, jis labai nuo mažų metų pradėjo žaisti biliardą, jisai treniruojasi rimtai ir jis ne tik mokosi įgūdžių, kuriems padeda įmušti kamuoliuką ar laimėti kažkokias varžybas. Jis puikiausiai išmokęs, ugdo ir vysto tas savybės, su kuriom biliardas yra susijęs. Jis yra geras, protingas, tvirtas vaikas, kuriam daug kas sekasi, daug kas patinka, daug kas įdomu. Užsigimęs talentas. Dažniausiai sakom, kad yra talentas ir yra darbas, ar ne? Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad Ąžuolas yra daugiau talentas negu darbas, nes tikrai vaikas netiek daug laiko treniruojasi, o pasiekimai jau yra iš tikrųjų ganėtinai aukšti. Motyvacija aš pats savo esu, aš per turnyrus pamatau, ko man trūksta, ko man reikia, žiūriu į savo klaidas, o treniruojuosi, daug treniruojuosi. Treniruojuosi ilgai, vienas. Jisai norėjo matyti stalą, tada norėjo paridenti ir, įvyko magija kažkokia, kad atsitiktinumo dėka toks vaikas, kaip ir kalbėjo, turintis talentą, atsirado toj vietoj, kur ir turėjo būti. Ir nuo tada augimas, susidomėjimas, realiai jisai išmoko spalvas, nes dar nekalbėjo pilnai pagal pulo, tada snukerio, nes tėtis žaidė snukerio šaratus. Ir tada per televizorių žiūrėdavo žaidimą ir taip toliau. Gal labai prisidėjo tas, kad Ąžuolas vėliau, kaip aiškėjo, kaip jis augo, pradėjo lankyti mokyklą, kad jis yra to tiksliojo matematinio mąstymo vaikas, jiems sekasi tiksliai dalykai. Dedamosios dalys yra 3. Talentas, žinios ir juodas darbas. Pirmus 2 galima šiek tiek vieną kitų pridengti. Jeigu yra daugiau talento, reikia mažiau žinių. Jeigu mažiau talento, galima tą kompensuoti žiniomis, bet juodo darbo nieks neatkeitė. Be treniruočių, kurių nieks nemato, be visų pastangų, kurios vyksta užkulisiuose, jokių rimtų, nuoseklių sportinių rezultatų pasiekti neįmanoma. Pabandyk prieš vidurinį ir šiek tiek dešinę. Ir tik šono, ne viršaus. Jeigu turi talentą, tai to darbo šiek tiek galbūt mažiau galima, galbūt kažką pritingėti, bet kaip ir sako, jeigu nori būti geras savo kažkokioje srityje, tai 10 000 valandų turėtum per metus dedikuoti. Mėgojęs, pailsėjęs, tarkim, bet tu turi ir būti nusiteikęs tam galvojimui, mąstymui. Čia yra labai daug mąstymo iš tikrųjų šitam žaidime. Ir, tos motivacijos, kad tą patį smūgį pamušti kelis šimtus kartų, kol atidirbs tavo ranka. Tai 8-metį prikalbinti tą daryti, nėra lengva, jis nemato tarsi, kodėl tai reiktų daryti. Aš noriu žaisti, aš noriu įmušti čia ir dabar visą stalą surinkti visus rutulius. Tai bet kad ta ranka turnyro metu, kai bus įtampa, aukštas streso lygis, kad ta rankytė sudirbtų taip, kaip turi sudirbti, jinai turi atidirbti per treniruotės daugybę kartų. Profesionaliam lygiai turi žaisti ne su priešininku, o su stalu. Turi nekreipdėmėsi į priešininką, žaisti pats su savim, gauni progą ir su savim žaidi.
nes tas visas žiūrėjimas į, pavyzdžiui, tau gali nepatikti varžovas, ten jis kažkoks tau netinka ir tas labai kenkia, nes tu nervuojas ir papildomi visokie nervai. Šiais metais Europos jaunių čempionate Ąžuolas pūlas 10 disciplinoje iškovojo bronzos medalį. Tai šitas dalykas yra, pavadinkim, ne kiekvieną Europos čempionatą pasiekiamas Lietuvai. Auginsim jį, taip sakant, leisim dalyvauti tose stipriuose vandenyse ir žiūrėsim, kas gausis. Manau, viskas prieš akis ir mes apie šį vaiką išgirsime vis toliau, garsiau ir garsiau. Turbūt laimėti pasaulio čempionatą vaikų, patekti į jį, pirmas kaip žingsnis į tai. Aš esu Ąžuolas, man 13 metų ir žaidžiu pūlą. Europoje Ąžuolas Lietuvai jau padovanojo medalį. Galbūt kitais metais pavyks patekti ir į pasaulio elitą. O jeigu ir jūs pažįstate talentingą jaunuolį, rašykite mums į Labas vakaras Lietuva Facebooką ir prisidėkite prie talentų paieškų.